Labą dieną, brangus lietuvaičiai, mano vardas Artūras, aš gyvenu Izraelyje ir aš noriu jums šiandien pasiūlyti pasivaikščioti po Rotšildo bulvarą. Jisai ten tiesiai prieš mus, jisai jau ten pasislėpęs tarp tų gražių namų. O teatras Gabim, vat, mes čia pradėsim savo kelionę, vat, tokioj gražioj vietoj. Rotšildo bulvaras, jisai yra toksai specifinė Tel Avivo vieta. Tel Avivas yra jaunatviškas miestas. Jaunimas jį mėgsta, pramogos ir taip panašiai. Pats Tel Avivas negali pasigirti milžiniškų kiekių tokių bulvarų, parkų ir panašiai. Yra šiek tiek, apie viską po biškį aš jums parodysiu, biškį pasižvalgysim, aplink pasižiūrėsim. O dabar aš jūs noriu pasikviesti pasivaikščioti per ypatingą tą bulvarą, kur ateina šeimos, draugai, seni draugai, kur reikia pasėdėti, papliurpti, pasivoliuoti šiek tiek kelkraštį, viską ten galima pasidaryti. Nu, va, teatras Gabimas, o tokia graži vietovė, mes galim apsižvalgyti, mes galim apsidairyti. Mes randamės centriniai Tel Avivo dalyje. Jeigu jūs apeisit šį pastatą ir pamatysit tokią gražią alėją, kaip ir Rotšildo alėja, nusileisit tiesiai prie Tel Avivo savivaldybės ir galėsit savo džiaugtis gyvenimu. Nu, mes pradedam savo kelionę. Mūsų galutinis tikslas pamatyti tą vietą, kur gimė Tel Avivas ir kur gimė Izraelis. Tos dvi vietos randasi šio bulvaro gale. Tel Avivas gimsta šiek tiek anksčiau, 100 metų atgal. Izraelis gimsta 75 metus atgal. Mūsų šalis jauna. Aplink šį bulvarą yra gražių tokių simpatiškų senų namukų. Jie nėra galutinai sutvarkyti. Dalis jų atrodo taip, dalis atrodo kitaip. Yra toks Bauhauso stilius. Buvo populiarus 30 metais Vokietijoje. Kada ateina fašizmas į Vokietiją, daug išeivių iš Vokietijos bėga į to laiko Palestiną ir Bauhauso stilius gauna čia prigimti ir šiai dienai Tel Avivas yra išsaugojęs daugiausiai Bauhauso stiliaus pastatų. Jie yra sukoncentruoti šitoj gatvėje, Rotšildo gatvėje, centriniai Tel Avivo daly. Jeigu mes eitumėm tenai, mes nusileitumėm prie Dizengovo centro, kur kažkada buvo Izraelio, Lietuvos pasiuntinybė. Paskui jinai buvo čia ir dabar jinai randasi Ramat Gano mieste. Apie tai, apie viską mes pasipasakosim po biškį. Dar norėčiau dadėti turbūt mūsų šitą kelionę, kad dabar yra šiek tiek vėjuotas sausis, šaltis ir panašiai, apie 20+, sakyčiau taip, 17-18, vanduo jūrai +20. Galit juoktis, galit ne. Taip atrodo Izraelio šalčiai. Čia jokio nėra. Nu ką, pamojuojam teatrui. Atsisveikinam. Visa mūsų kelionė dabar tęsis šio bulvaro šešėlyje. Šis bulvaras, aišku, gražiai žydi, jam žydėjimas dar prieš akį, bet nabus nuostabus medžiai, kurie sups mus iš dešinės ir iš kairės. Mane traukia čia ir traukia. Aš tikiuosi, kad jums irgi patiks mūsų kelionė. Neužmirškit palaikyti mano kanalą. Visi žinot, kaip tą reikia padaryti. Sulaužom tą mifą, kad mes iš pabalčio esam tokie biški šaltoki žmonės. Padarom viską atvirkščiai, sudedam laikus, komentarus, pasirašom į kanalą, padėsit krapštytis mano mažam kanalui į viršų ir mes visi galėsim kartu keliauti po šią nuostabią ir mažą šalį.
Kaip ir sakiau, sausis dabar valdo mūsų mažą šalį, skaitosi šiek tiek jau čia žiema ir šalta, liaudis apsirengė, aš praeitą šeštadienį maudžiaus 4 kartus, buvo visai neblogai. Bet šiandien biškį lyjoja, biškį vėjoja ir panašiai. Taip atrodo panašiai Izraelio žiema. Vakar biškį lyjo, bet niekas su mumis tokio ypatingo neatsitiko. Atkreipkite dėmesį, kaip atrodė Tel Avivas 80-100 metų atgal. Mes dar pamatysim, aš būtinai nuvesiu į tą vietą, kur atsiranda pirmas Tel Avivo kvartalas Neve Tzedek. Jis irgi randasi tam krašte, bet jis atrodo visai kitaip. Jis atrodo kaip mūsų mažytė sena Europa. Čerpinės stogais, mažiukai, gražukai namukai. O čia stilius Bauhausas, kaip aš sakiau, iš dešinės į kairės. Vis pasižvalgykit, tie balti gražus namukai. Panašiai jau iš tų laikų statybos, kur kokį gražesnį namuką aš sustosiu, atskirai parodysiu būtinai, galėsit pasižvalgyti. Bulvaras, kaip sakiau, yra labai mėgstamas Tel Avivo gyventojų. Svečių, kam su šuniukais, kam su dviračiais, kam čia pagulėti, kam kokioj kavinėje išgerti kavos, visiems į šios kraštus. Tel Avivas taip ir palaiko tą savo vardą, amžinai nemiegančią miestą. Sakyčiau taip, kad Tel Avivas yra nemiegantis miestas, bet jis yra neankstyvas miestas. 10 ryto, ypatingai savaitgalį, jeigu jūs atsibėsit į šios kraštus, tai jums taip panašiai atrodys, kad gyvena šiam Tel Avive jūs ir dar porą 10 žmonių su šuniukais. O visi kiti miega. Tel Avivas naktinis miestas, aš taip pasakyčiau labiau. Dar gal norėčiau dadėti apie šios šalies gyventojus. Jie yra labai atviri. Aš 5 metus gyvenau Švedijai, žinau, kaip visas ten reikalas atrodo. Emigranto duonos pavalgėm, pakramtėm, pažiūrėjom, ką reiškia pagyventi svetur. Dabar aš gyvenu Izraelyje, pasakoju apie jį, vaikščioju po jį, gyvenu čia. Taip pat aš noriu pasakyti, kad Izraelyje žmonės yra labai atviri. Labai atviri. Čia jausmai, jie visai negiliai. Nereikia ten kasti, kažką iškasti žmogaus. Čia žmonės tokie kaip kibirkštis. Jie dega, jie tiesiog burbuliuoja. Čia išliko dar gyvas gyvenimas, toksai gyvas bendravimas, kada jūs galit tiesiog sustoti gatvėje, autobuse, jūs galit su pusė autobuso iškart šnekėtis, jūs galit tiesiog paklausti policininko, kareivio, aš nežinau, bet ko gatvėje susistabdykit, nuvirskit, pribėgs, čia jums padės pakelti. Čia dar gyvas toksai žmogiškumas, čia dar gyvas bendravimas. Čia jūs
atsisėdę poliklinikoje, jeigu turit tokį tikslą nenuobodžiauti, jūs tiesiog galit pradėti šnekėti. Nu va, taip gražiai atrodo tie namukai. Kažkada buvo mintis, kad Tel Avivas atrodys taip, ne, mintis ta neatlaikė laiko, mintis ta pralaimėjo tą kovą laikui ir reikalas tame, kad Tel Avivas dabar veržiasi į dangų. Va, šitų medžių žydėjimo laikas dar neatėjo. Kada ateis tas laikas, aš būtinai lakstysiu po Izraelį, ieškosiu kur ir kaip pafilmuoti, kur ir kaip parodyti jums šitų gražių medžių. Biškiai pradėjo lynuot, bet aš nemastau, kad čia yra didelė problema mums. Mes žmonės iš šaltų kraštų, nieka čia mus toks lietutis su 2 lašais neišgazdins. Nu, kaip aš įsakiau, aš vis kur nors išlysiu parodyti vieną kitą gražesnį namelį. Yra šituose namuose įvykę daug istorinių įvykių, čia yra visokiausių ekspozicijų, muziejai ir panašiai. Šiandien mes jų neliesim, šiandien mes tiesiog gražiai bendrausim. Tai va šitie medžiai, ugninis deloniksas, jų žydėjimo metas dar prieš akį. Žydės šie medžiai, ugniniai raudona spalva, turtinga tokia, sodri tokia raudona spalva. Kada yra sėkmingas suformuotas medis, tai medis visas jo paviršius pavirsta tokiu raudonų kupolo, toksai raudonas lietsargis. Dieviškas vaizdas, dieviškas, kur tie medžiai yra žemi, jūs galite tiesiog įbristi į tą žydėjimą ir tiesiog stovėti tarp tų tūkstančių gėlių ir žiedų. Nu, va, kaip įsakiau, galite čia atsigulti, pasigulėti, ramiai pasižvalgyti, nieks čia jūsų nerušęs, nieks jūsų čia nekliudys. Koks medžių grožis. Aš kada matau tos medžius, net visas kūnas virpa. Aš tiesiai šviesiai pasakysiu, kad Izraelį gamta labai graži, labai žalia, labai egzotiška, pastoviai žydi. At mano krūtinė, mano širdis, plakas dėl to, kad aš esu iš Lietuvos, aš esu iš to krašto, kur miškai, ežerai, upės, kur pievas ir laukai. Amžinai augantis medžiai, matot, kaip gamta viskas susitvarkė. Medis auga į viršų, paskui jis leidžia šaknis vėl į apačią, šakos nusileidžia iki žemės, tampa šaknim, medis auga, medis storėja, medis vis gražėja ir gražėja. Ačiū visiems, kas prižiūri šios sodus, ačiū visiems, kas prižiūri šią gražią alėją. Aš visą laiką sakau, dirbti lauke Izraelį yra labai sudėtinga. 9 mėnesiai mūsų lietuvių supratimu yra gryna vasara ir 3 mėnesiai sausio mėnuo, vat kaip dabar. Matot, žmonės vaikšto su šortais, aš irgi galėčiau vaikščioti su šortais, bet aš filmuoju, aš išeinu geram pusdienį lauk, tai palyja, tai biški paspaudžia vėjas, tai šešėlis, aš to visko nebijau, bet aš visai dienai, kaip sakau, noris pabraidyti, noris ramiai pasivaikščioti. Tai aš jau stengiuosi daugiau taip apsirengti. O šiaip aš praeitą savaitę, kaip sakiau, šeštadienį maudžiausi, buvo nuostabi diena. Nu va, taip atrodo Tel Avivas žiemą.
Nu ką, keliaujam savo toliau. Televizijos mums šypsos, saulė šypsos ir mes einam link. Matot vyriškiai su ginklais. Čia mūsų kareivėliai, kurie gina mūsų gyvybę. Šią momentą mano šalis kaunasi už savo ateitį. Kada mes nueisim iki Rotšildo galo, kur gimė pats Izraelis ir kur gimė pats Tel Avivas, aš jums biškį papasakosiu, kaip atrodė visa ta mūsų nepriklausomybė. Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę 31 metai dabar ir taip, man atrodo, atgal. Irgi žino, kaip atrodo tas laikas, kada tavo šalis pareina į tavo rankas. Aš nežinau, ar išsipildė visos lietuvių viltis dėl nepriklausomybės. Aš kažkaip šnekėjau, būdamas Žemaitijai, su tokiu įdomu žmogum, rašytojų, buvo žurnalistų. Jisai man pasakė tokią mintį. Sako, supranti, Artūrai, kada užėjo visos tos kalbos apie nepriklausomybę, žmonės nei vienas iki pat galo taip ir nesuprato, kas yra ta nepriklausomybė, bet panašiai mintis buvo tokia. Aš galiu klyst, bet jisai pasakė labai gražiai ir sėkmingai. Taip, vis reikia pasižiūrėti tų važinėjančių čia, nes nutrenks ir tik tai aukštelnikais nulėksim. Jisai pasakė gražią mintį. Visiems atrodė taip, šiandien nepriklausomybė, atsigulom miegot, rytoj atsikeliam ir gyvenam gražiai kaip švedai. Ne, viskas pasirodė ne taip, mes ryte atsikėlėm, Lietuva blokadai, Lietuva blokadai ir jokia Švedija, nežinau, ar kaip jūs skaitot, kaip atrodė visas tas reikalas, kaip jūs įsivaizdavot tą nepriklausomybę, kaip jūs supratot, kaip viskas turėjo įvykti. Va 30 metų Lietuva, 31 jau metai Lietuva nepriklausoma. Atsikėlėt tą rytą ir kokie buvo jausmai. Ir kokie jausmai dabar, kada tiek daug metų jau praėjo. Izraelis įsikūrė 75 metai atgal ir per tą laiką Izraelis turėjo jau ne vieną karą. Kariavomės ir dabar nieko gero nėra. Aš bijau karą, kaip visi normalūs žmonės, noriu, kad jis baigtųsi kuo greičiau, mūsų pergalę, bet kuo greičiau, kad baigtųsi, nes tas yra baisu ir nieko gero iš to nėra. 31 gruodžio 12 valandą, kada mušė laikrodis ir keitės metai, kada jūs visi kėlėt šampano taurės, kėlėm mes irgi jas, bet mes gavom raketinę ataką ir mes visi lygiai 12 valandą. Visa centrinė Izraelio dalis lėkė į apsaugotas patalpas. Mes asmeniškai turim išeiti tokiu atveju į laiptinę, nusileisti 3 aukštais žemiau. Ten mes susitikom visus kaimynus, kas gražiai apsirėdęs, kas su šampano taurėm, kas su mišrainėm, kas su triusikais, kas šiek tiek be triusikų, jie kauja, aišku. Bet būna ir taip, kad žmonės tiesiog kaip stovi su to ir išbėga. Kada gelbėja gyvybę, ten labai ypatingai nieks nemąsto. Tai va taip atrodė šiais metais 31 gruodžio, lygiai 12 valandą, mano maža šalis. Sirenos, masyvinis apšaudymas ir mes grįžom atgal prie šventinio stalo ir toliau šventėm tą gražią šventę. Čia yra realybė. Mano mažos šalies yra realybė. Mano atminčiai čia yra ne pirmas tas toksai variantas, aš jau jų čia esu pragyvenęs nemažai. Na va, vėl kareivėliai jauni ir ne visai jauni mergaitės. Visiems jie garbė ir dėkui. Nu, matot, kaip po biškį Bauhauso stilius susimaišo
su milžiniškais galiūnais, kurie spaudžia jau šią vietą iš viršaus. Kaip aš sakiau, kažkada atrodė visiems tais laikais išeiviai iš Europos persikėlė čia į Palestiną dar tada ir jie mąstė, kad va taip atrodys mūsų šalis. Pažiūrėkit, kaip jinai iš tiesų dabar atrodo mūsų šalis. Pasižvalgykit patys. Labai gražus čia va tas pasižvalgymas. Kaip mes mąstėm, kad viskas atrodys, tas stilius ateina vėliau, Bauhauso va iš šalia ir va išties, kaip mes atrodom dabar. Va taip gyvenime būna, kaip su ta nepriklausomybė. Mąstėm, kad atsikelsim laisvi, turtingi ir viskas bus gerai. Neve Tzedek, pirmas Tel Avivo rajonas. Pirmas Tel Avivo rajonas. Ten gimsta Tel Avivas, ten gimsta šis miestas. 100 metų atgal entuziastų grupė nusprendžia, kad Jafo senasis miestas per daug perpildytas, jame nebetelpa visi norintys ir yra priimtas bendruomenės sprendimas susimesti, išsipirkti žemę ir pradėti statyti naują šių laikų jau miestą, kur grįžusi žydų bendruomenė įsikūrė. Ir faktiškai čia buvo pirmas miestas iš naujo pastatytas šiuolaikiniai Izraelio istorijai. O pas Rotšildo bulvaras yra pavadintas Rotšildų šeimos atminti, yra tokie bankyrai. Aš atsiprašau, ta mano lietuvių kalba man kartais reikia versti, bet yra finansistų tokia dinastija Rotšildų. Vieni mąsto, kad bando jie ten užkovoti pasaulį, vieni mąsto, kad jie bando tą, bet tais laikais Rotšildų šeima labai daug padeda Palestinui besikūrinčiam žydų bendruomenėm. Perkama žemės, įranga. Iš tolimos Australijos vežamas eukaliptas, nes mąstė, kad tais metais, kad eukaliptai galės išgelbėti mano mažą šalį nuo pelkių ir maliarijos, kuri be gailesčio guldė ir guldė naujai atvažiavusius čia žmonės. Čia nebuvo tos šalies, čia nebuvo nieko. Čia buvo pelkės, dykuma ir panašiai. Ir teoriškai viską, ką jūs matot aplink mane, skaičiuojam 100 metų. Šiandien Tel Avive gyvena apie 450 000. Didysis Tel Avivas su visais miestais, palidovais, kurie apsupa jį iš visų galų ir susijungia tik tai gatvėm. Miestai centrinė Izraelio dalis skiriasi gatvėm, yra panašiai 3 200 000, 3,5 milijonai yra didelis Tel Avivas ir mažas Tel Avivas yra 450 000. Nu ką, patys matot, į dešinę pliažas, Alimbi gatvė, Neve Tzedek tiesiai, Karmelio turgelis irgi yra tenai, viskas ten yra gražu, visur galima pavaikščioti. Karmelio tas turgelis yra toksai
rytų, labiau rytiečių toksai prieinamas variantas. Aš jame tai biškį jaučiuosi ne kaip. Vis dėlto aš esu iš Europos ir man tokia aktyvė rytinė ta prekyba vis dėlto man yra biškį nesuprantama. Aš nueinu, ten gražu, ten viskas šaunu, pasižiūrėti, pasėdėti, kodėl ne. Bet o taip ilgai aš tuose turguose ne. Aš juose ne. Va kaip Sarona, nu dar kaip Sarona, dar nieka. Galima nueiti, ten kažkaip ramiai atsibūti savo laiką gražiai, pasižvalgyti, ką nors ten išgerti, sukramtyti skaniai. Nu ir ramiai išeiti. Ten vis dėlto toks grinai rytietiška manera, kur jūs kviečia, kur jūs ten bando užvilioti, nu tokia egzotika. Buvo pas mane draugai iš Žemaitijos. Tai jau kada mečetėj dainavo ir kvietė ten pasimelsti tuos maldininkus, tai jau kaip jie girdėjo, tai tiesiog įsitempdavo kaip stygos, jiem jau tiek patikdavo tas kvietimas pasimelsti, kai jiem buvo čia tiesiog atrakcija. Nu ką, žmonėm malonu, o man kaip priimančiai pusė irgi malonu, žmonėm gerai, man gerai. Yra daug dalykų, kurių nesutiksi Lietuvoje, yra, pavyzdžiui, tokių nesuprantamų man iki dabar ir aš nesiruošiu prie daugumą dalykų Izraelį priprasti. Aš atvažiavau jau čia suaugęs žmogus ir aš turiu savo požiūrį į gyvenimą, bet čia galima Izraeliai iki dabar, kaip aš sakiau, bendravimas tarp žmonių yra labai gyvas. Ir čia galima jaustis ganėtinai laisvai. Aš gyvenau Švedijoje, vaikai gyvena Kanadoje. Buvom, lankėmės, čiut patys neišvažiavom. Noriu pasakyti, kad ten jau tokio reiškinio, kaip gyventi atsipalaidavus, nu turbūt nebėra. Visa ta demokratija, kada jūs nieko nebegalit pasakyti, nei pažiūrėti, nei paklausti žmogaus, visa ta, jinai man atrodo labai slegia. Nežinau. Man taip atrodo, kad panašiai taip atrodo dabar visa ta Europa, panašiai Kanada. Nežinau, Amerikoje nesu buvęs, negaliu pasakyti, bet kažkodėl aš įtariu, kad panašiai irgi taip. Nepaklausti, nepažiūrėti, į vaikus nepažiūrėti. Aišku, čia irgi viskas yra, irgi juda į tą linkmę, bet čia žmonės vis tiek yra tokie, matyt saulė atpalaiduoja žmonės. Aš pažiūrėjau netgi, kada atvažiuoja svečiai. Aš negaliu pasakyti apie visus turistus. Aš lietuvių ganėtinai retai sutinku gatvėse. Sutinku, bet labai retai. Ir aš noriu pasakyti, kad savo svečių pasižvalgius aš pažiūriu, žmonės atskrenda. Nu, maksimum dieną, maksimum 2 dar dienas, jie tokie grinai yra lietuviai. Apšalė tokie šiek tiek, tokie įsitempę, tokie biški, žinot, tokie biški persigandę. O taip po 2 dienos neatsipalaiduoja žmonės, visai jaučiasi kitaip, visai kiti žmonės visai kitaip elgiasi, nes jie pamato, kad aplinkui leidžia tą daryti. Pažiūrėkite žmonės, ramiai, nieks niekur nebėga, iš žodžio į kišenę Izraelį nieks nepuls ieškoti, jums viską pasakys tiesiai akis, tik užkliudyk čia ką, bus jums viskas paaiškinta, kur jums reikia eiti, kada eiti. Ir tas ir yra šios šalies vertybė, nes aš nežinau, jūs mane pataisykit, jūs man parašykit. Aš suprantu, kad tas kartais būna atsipalaidavimas per kraštą, bet čia dar galima gatvėje susipažinti su žmogum, čia galima moteriai dar pasakyti komplimentą, čia galima dar tokių dalykų, kur jau visos kitos galos nieks nebedaro, ant tiek visus įtikino, kad mes tokie tolerantiški, kad mes visus mylim, kad mes visus gatavi bučiuoti, kad mes visus gatavi įsileisti savo namus ir į kiekvieną savo balkoną
sodinti po 2 palapinės, priimti visą pasaulį. Nu ne, man atrodo, vis tiek užsidarė virtuvėse. Lietuviai biški pašneka kitaip, ne visai taip, kaip šneka valdžia ir kaip ta paišo televizija, ta tolerancija ir panašiai ir panašiai. Nu ką, kaip jūs mastot, kur mes stovim? Mes atėjom čia, kur gimsta mano maža šalis. Va čia yra paskelbiama Izraelio sukūrimo deklaracija. Aš vėlgi su ta lietuvių kalba man reikia versti, jūs į mane labai nepykit, jeigu aš kartais kažkur klystu ar kažką pasakau ne taip ir galiu pasakyti, kad čia gimsta mano šalis. Išeina Davidas Ben-Gurionas, pasisako, kad mes dabar turim savo šalį, kad mes esam nepriklausomi. Va, visa ta kalba, va čia jinai yra parodyta. Mes stovim vidury gatvės, todėl aš turiu išeiti. Išeina, pasako, viskas gražiai, mes nepriklausomi, mes dabar gyvensim ilgai ir laimingai. Sekančią dieną Izraelį įsiveržė 7 arabų šalis, man atrodo 7 arabų šalių kariuomenės ir puola tik tai ką tik gimusi Izraelį. Nori tikėkit, nori ne. Paskelbėm nepriklausomybę, ant ryto turim karą. Ir tokių karų mes turėjom ne vieną, jis dabar vyksta ir iki dabar. Aš linkiu savo šaliai laimėti. Mes turim laimėti, mes laimėsim, mes būtinai laimėsim. Vat panašiai taip gimsta mano šalis, mano maža. Šiuo metu aš gyvenu čia ir jinai yra mano kraštas, mano maža šalis. Tokia pat maža kaip Lietuva. Tai vat aš papasakoju jums 2 žodžiais. Nesu istorikas, nesu kažkoks smarkus gyvenimo žinovas. Pasakoju taip, kaip aš įsivaizduoju visą tą gyvenimą. Kaip aš suprantu visą tą situaciją. Nu va, sakysim taip. Šalom. Nu va, ministrų kabinetas, visi premjerai. Ir jeigu kas nors nežino, aš galiu pasakyti, kad visi tie, kur paskelbė Izraelio nepriklausomybę ir dauguma pirmų premjerministrų Izraelio yra išeiviai iš buvusios Rusijos imperijos. Belarusija, Lietuva, Latvija, Lenkija, iš tų kraštų yra pagrindinis politinis sluoksnis tų metų. Dabar aišku, jis yra biškiai atsiskėdęs, bet vis dėlto dar iki dabar labai yra stiprus išeivių iš Europos tas sluoksnis politinis, iki dabar egzistuoja. Izraelis yra marga labai šalis, čia aišku yra ir iš rytų, ir iš vakarų, ir iš šiltų kraštų, ir visi dabar turi savo atstovybės čia politinės, bet dar išeiviai iš Europos vis dėlto valdo čia Balių, valdo tą Balių, nežinau ant kiek ilgai ir kiek sėkmingai čia dar valdys visą tą dalyką. Aš politiką mažai domiuos. Nelabai aš jų puoselėju ir gerbiu, yra ir yra. Nu ką, o va, tiesiai prieš mus jau mato tos šerpinius stogus ir yra Neve Tzedek I Tel Avivo kvartalas. Čia gimsta Tel Avivas, apie jį dar mes pasižvalgysim, dar mes būtinai pasivaikščiosim. Iškart už jo yra senasis Jafo. Senasis gražusis Jafo, apie kurį mes irgi nemažai dar pavaikščiosim, nemažai pasižvalgysim. Čia aš noriu su jumis atsisveikinti, palinkėti visiems laimės, sveikatos, su pagarba, jūsų Artūras. Visiems ate, bye bye.